Apie laboratorinę diagnostiką pakalbėsiu šito atveju. Pastarąjį dešimtmetį mes parazitologai susiduriam su naujais iššūkiais. Atsiranda ligų, kurios iki šiol nebuvo stebimos Lietuvoje. Ir daugėja įvežtinių parazitinių ligų, daug apie tai buvo kalbėta. Įprastiniai tyrimo metodai atvežtinių ligų diagnostikai gali būti neefektyvūs. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju mes stengiamės pritaikyti tinkamiausius tyrimo metodus, kurie labiausiai tinka tam atvejui. Atsižvelgiant į ligas paplitusias šalyje, kurioje lankėsi pacientas. Oi. Klausykit, kur čia F5 sutvarkysiu. 2011 metų gruodžio mėnesiui pacientui atliktas išmatų tyrimas formalino eterio koncentracijos metodų kirminų kiaušinėliams ir pirmonių cistoms nustatyti ir rasti ankilostomidžių kiaušinėliai. Ankilostomidžių grupėje priklauso 2 sukėlėjai, ankilostoma duodenalė ir Necator americanus, ir jų kiaušinėliai yra identiški. Nustatyti sukėlėjo rūšį galima tik tai pagal filiarinės lervas. Kodėl svarbu nustatyti sukėlėjo rūšį? Ankilostomai duodenalė būdingas lervų latencijos fenomenas. Ne visos pro odą prasiskverbusios lervos tuo migruoja į plaučius. Dalis išbūna audiniuose iki 8 mėnesių ir tik po to ima migruoti. Tokios snaudžiančios lervos labai atsparios daugumai vaistų. Ir mūsų laboratorijoje pirmą kartą Lietuvoje parazitologinėje laboratorinėje praktikoje Harada Mori metodu išmatų koprokultūroje išaugintos Necator americanus filiarinės lervos. Metodą sukūrė japonų mokslininkai Harada ir Moris. Ir metodo esmė – išmatų mėginį kultivuojant ant drėgno filtrinio popieriaus iš kiaušinėlių išsirita rabdytinės lervutės, kurios vėliau virsta filiarinėmis, tai yra invazinėmis, užkrečiamomis, ir parazitų rūšis identifikuojama pagal filiarinės lervas. Mėgintuvėlis laikomas iki 10 dienų, 25-28 laipsnių temperatūroje, kasdien mikroskopuojamos nuosėdos, nes lervutės išsiritusios iš kiaušinėlių migruoja žemyn. Ir filiarinės lervutės invazinės nuosėdose galima aptikti po 4 dienų, o gausios invazijos atveju net kitą dieną. Dešinė yra lerva po 5 dienų, dažyta ligolių. Kuo skiriasi ankilostomidės? Kūno, uodegos, burnos žiočių ilgių. Nufotografavome lervutės po 6 dienų. Matote, kad rabdytinė lervutė yra mažesnė už filiarinę. Išmatavome ilgį. Uodegos ilgi, Necator americanus lervutėm būdingas uodegos ruožuotumas. Išmatavome burnos žiočių ilgį, plotį, reiškia, žarnynas jungtyje su stemple tokio pat pločio, kaip matote. Nufilmavome savo augintinės. Nežinau tik tai, ar pavyks paleisti, galbūt nenori kažko tai judėti. Tai palaukit. Gal... Kodėl nenori judėti? Ko gero jūs neįkėlė? Įkėliau? Kažkodėl player, nežinau, kompiuteris to nėra. Kaip tyčia. Nu... Pas mane kompiuteryje judėjo. Na tiek to.
Šiaip šitas metodas taikomas plačiau, ne tik tai ankilostomidžių diagnostikai, gali būti pritaikytas ir trichostrongylus, strongiloidės diagnostikai. Jisai metodas efektyvus negausios invazijos atveju ir trichostrongylus mes turėjom 11 metais vieną atvejį užsienietis vežtinis. 11 metais turėjome 2 strongiloidozės atvejus, vienas vietinis, vyras iš Kauno, niekur nebuvo išvykęs, daržininkas, sodininkas, o 48 metų moteris buvusi Turkijoje, Egipte. Tai neaišku, ar galima teikti, ar įvežtinis, ar vietinis. Na ir ačiū uždėmesį, gaila,